Gerbiami Seimo nariai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucija ir atsižvelgdamas į 3 parlamentinių partijų išreikštą valią, teikiu Jums svarstyti Ingridos Šimonytės kandidatūrą į Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas. Šiandien mums tenka neatidėliotinas uždavinys bendromis jėgomis suvaldyti COVID-19 infekcijos plitimą. Privalome dirbti kartu sumažinti neigiamus pandemijos padarinius sveikatos apsaugos sistemai ir ekonomikai, taip pat kultūrai bei kitiems labiausiai nukentėjusiems sektoriams. Tai bus pirmasis naujosios vyriausybės uždavinys, tačiau privalome žvelgti ir į tolesnę Lietuvos ateitį. Ilgalaikis šalies klestėjimas turi remtis į stiprų pagrindą. Nuosekliai augantį gynybos finansavimą, aktyvią užsienio politiką, energetinės nepriklausomybės stiprinimą, pagarbą teisės viršenybės principui. Taip pat turime siekti didesnio socialinio teisingumo, užtikrinti pakankamą viešųjų paslaugų finansavimą, naikinti neteisingas mokestinės lengvatas, mažinti pajamų nelygybę, didinti savivaldos finansinį savarankiškumą. Naujoji vyriausybė turėtų skirti deramą dėmesį ir žalios Lietuvos kūrimai. Siekti klimatui neutralios ekonomikos, taip pat stiprinti mokestinės paskatas taupiam ir tausojančiam aplinkos naudojimai. Galiausiai būtina pažymėti, kad tikras proveržis ateis tik užtikrinus palankės sąlygas inovacijoms. Todėl privalome orientuotis į skaitmeninę ir aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, didinti mokslo ir tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimą, pasiekti nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Esu įsitikinęs, kad kandidatė į ministrus pirmininkus Ingrida Šimonytė, būdama patyrusi politikė, mato šaliai tenkančius iššūkius ir kartu su komanda yra pasirengusi spręsti kylančias problemas. Ačiū už dėmesį. Dėkoju Jo Ekscelencijai Respublikos prezidentui Gitanui Nausėdai.